Sveiki visi, su jumis Kecorius Media. Šiandieną bus pamoka labai paprasta, tiesiog kaip pasidaryti avatarą. Avataras nebus nieko įspūdingas, tiesiog parodys, kaip reikia pasidaryti daug maž pagrindus, kad tiktų svetainiai, kad jūs galėtumėte jų užsidėti. Taigi, pirmiausia, mums reikės pasidaryti nustatymus, tai Y100, Hey100, nes visos daug maž svetainės reikalauja, kad būtų nedidesni nei 100. Tai kad spaudžiame dabar OK. Matote, susikūrė mūsų langas. Čia nebus tokia pamoka step by step, daugmaž tiesiog parodysiu, o ten jau dėl savęs galėsite ten daugiau pasidaryti, kad būtų gražiau. Taigi aš pasirinkau šiokią nuotrauką. Kaip matote dabar, jie nesimato, nes jie yra per didelė, tiesiog paspaudžiame Ctrl-T raidę ir susimažiname. Visiškai nesusimažinkime, kad vaizdas per daug neišsitampytų. Tiesiog dabar susimažinam kažkiek ir pastatom čia. Dabar spaudžiame Rectangle tool, jeigu neklystu, ir pasidarome per visą mūsų backgroundėlį ir spaudžiame Ctrl ir J raidę. Dabar mūsų senai layerį ištriname ir turime dabar tokį mažytę nuotraukykę. Taigi dabar galime eiti į Options, Layer Style ir galime pasidaryti, dėkim kairį stroke. Pasirinkime baltą spalvą. Atsiprašau, mano pelytė kažko labai kibinėja, tai sunkiai labai valdos. Tai ką dabar pasidarysime čia inside, kad būtų. Ir šiek tiek susimažiname, pasidarome ant 2 galbūt. Sakykime ant 1. Na gerai bus. Spaudžiame OK. Galime dar tuo pačiu pasidaryti tokį kaip ir šešėlių perėjimą, galbūt baltą spalvą, kad perėjtų taip. Tai ką pasidarysime, spaudžiame Make Selection ir dabar pasiimame mūsų Paint Bucket ir užpildome tai, tik pirmiausia susikuriame naują layerį, užsipildome, atsiprašau už pašalinius garsus, šiek tiek šuos su kamuoliuku žaidžia, tai biškį pypsai. Tai ką, ok, pasidarome taip daug maž. Tik ją galite iš tikrųjų pažaisti ir su šitais tipais, kokie jums labiau patinka ir jūsų nuotraukai galbūt tinka. Tai ką, su jumis buvo Kecorius Media, spaudžiame like, subscribe, jeigu patiko. Pamokų nežinau, ar daugiau bus, bet galbūt aš sukursiu, tai ką, iki.